Dabar parodysiu, kaip yra atliekami vidiniai perkelimai sandėlio viduje. Tai reiškia, kai iš vienos sandėlio vietos keliam į kitą sandėlio vietą. Tai pagrindiniam meniu turim tokią funkciją vidiniai perkelimai. Spaudžiam ant jos. Jeigu turim kelis sandėlius, tai galim pasirinkti reikiamą sandėlį. Jeigu turim vieną sandėlį, tai mus iš karto nukelia į šitą langą, kur skanuojam prekes. Tai skanuoju pirmą prekę, kurią norėsiu perkelti. Prekė atsiranda. Tuomet mūsų prašo nuskanuoti šaltinio lokaciją, iš kur tą prekę paėmėm. Tai skanuojam ir atsiranda mūsų kiekis tada toj vietoj, kurią nuskanavom. Įsivedam kiekį, kokį norėsim perkelti. Jeigu norim perkelti kelias prekes, skanuojame kitą prekę. Prekė vėl atsiranda ir vėl reikia nuskanuoti šaltinio lokaciją. Nuskanuojam kitą lokaciją ir vėl įsivedam kiekį. Kai susiskanuojam visas prekes, kurias norėsim perkelti, tuomet belieka nuskanuoti tikslo lokaciją, į kurią mes įkelsime šitas prekes. Tai nusiskanuoju lokaciją ir išmeta patvirtinimą, ar tikrai nori perkelti šitas prekes į naują lokaciją. Ir tuomet, jeigu norim perkelimą užtvirtinti, tai spaudžiam perkelti ir perkelimas būna baigtas.